Labuką. Nu ką, pradedam naują savaitėlę. Ir tuo pačiu dienelę ir savaitėlę naują. Išvažiavom iš Šiaulių. Judam kokią čia pusę Užvenčio, pusę Musiau. Tik tiek, kad ne į Užventį. Į tokius šaukinus lekam. Pasikrauti reikia į Klaipėdą. Reisiuką padaryti. Čia blemba baisus kelios vietos yra. Tai va vienas kalniuks buvo. Ir čia bus dar vienas toksai su lengva mašina, taip nejautėsi, su sunkiu žymiu, ypač linginio pakaba, kur yra, tai o čia telefonas net nusvira. Jeigu greičiau parlėkė, tai nuo panelės nulaksta viskas. Kas su orinė pakaba, tai tiem gal paprasčiau yra. Patogiau biški. Nei linginiam. Kai kur pirms sniegs iškrita. Na čia va kažkiek matos, bet čia net negali sniegu pavadinti. Šiauliuos tai praktiškai nėra sniego. Sakė, Kelmėj kažkiek, Radviliškio pusėj daugiau. Kas čia lapkričio vidurys. Nu, nėra taip jau įprasta sniegą turėti. Aišku, būdavo to šlapdribos ir lapkričio 1 juk dažnais atvejais. Bet šlapdriba nesniegs. Dabar rodo 0 laipsnių. Reiks jau grandinės traukti, užsidėti, pasikabinti ant mašinas, kad maža ką, jeigu prireiktų. Žiūrint, kiek to sniega, aišku, bus. Čia dabar šią savaitėlę bent jau rodo to, nu, negali sakyti, kad šaltuką. Šaltuks jau, sakyčiau, koks -10. Čia diena +3, naktį iki -3 praktiškai. Čia negali vadinti ir labai jau to šaltukų dideliu, nes tas iki -3 tai gali būti ir 0, ir +1, ir -1. Aišku, gerai, kai pašal naktį vis tiek jau yra tų vietų tokių, kur sunkiau pravažiuoti. Tarkim, penktadienį buvau sėdęs biški sandėliukė tam, kur rodžiau video prieš tai. Pats, kur sakiau, kad, sakykime, tas sandėlį kelis gražesnis yra, nei, tiksliau, atrodo gražiai, bet yra iš tikrųjų prastai. O išvažiavimui kels per mišką atrodo baisiai, bet yra neblogai. Tai vat ant tos pačios pievas ir sėdau. Prieš tai buvau pasikrovęs rąstų, važiavau, išvažiavau kaip niekur nieka. O penktadienį tik dulksnos tokios papurškė biškį. Ir viso. Juodžėmis ir iškart muiluojas ratai. Priekaba vis tiek svorį savo duot. Būtum be priekabas išvažiuotum, bet kai reikia priekabą patemti, tai muiluojas. Taip, sakykime, suskipuoja biški priekabas dyšlių. Tai va, kol priekabas pačios traukti nereikia, kol išsitiesinti dyšlius, važiuoji ir važiuoji. Bet tik va, reikia priekabą traukti ir iš karto svoris ir kas jas ant vietas. Tai gerai, kad šakų krūva už 10 metrų buvo, tai tų šakų prisiklojau. Pradžioj nedaug. Ta prasme, storai nesiklojau ir taip tingėjau. Bet ilgi, ta prasme, ten pradžioj gal 5 metrus kokius pasiklojau. Važiuoji, kol šakas eina, tol gerai. Tik šakas baigas, iškart muiluotis pradeda. Tai teka biški daugiau, kad biški įsibėgėti, kad jau galėtum. Pasiklojau gal 10 kokį metrų, na, tai tada jau be problemų. Važiavo, išvažiavo, lyg ir bandė dar kastis, bet biški matyti jau grunts buvo geresnis ir be problemų. Išvažiavom. Plius ten, kur kruojos toksai loms biški buvo, tai tas matyti irgi davė savo. Tai va, jau prasideda tie tokie užsikasinėjimai. O to labiausiai ir nelauk. Kai nebepavažiuoji, reikia grandinės užsidėti. Aišku,
rimti dėdės grandinės dedas iškart, nelaukdami kol sės, arba kol nebepavažiuos, sakykime. Tie, kas mokos iš savo klaidų, arba tie, kas galvoja geriau, kad bus geriau nei yra, tai užsideda tada, kai jau ir bėda. Tai va čia man tas, galim pritaikyti man tą dalyką. Atlekim į sandėlį. Lemba, čia tokias mišrainės bus. 5 metrai. Čia 5 metrai krūvelė. Čia 6 metrai, tuos palikt reiks. Čia 5 metrai pušis. Tai čia gerai, sustojau. Tuos susimest. Tada musiau, kad reiks stumti atbulą. Čia eglės popiermedis, to mes nečiupinėjom. Čia pušės popiermedis. Nečiupinėjom. Čia yra tara 2,75. Nesu tokia net matęs. 3, tai čia 2,8 skaitos. Reiškia, apie tą ir kalbėjo. Ir 3,1. Va tuos reiks krautis. Nu, čia aišku, sutalpinti be šansų į mašiną reiks skambinti, klausti, kas čia yra aktualiau dabar. Ar tuos susimest, nors aišku vis tiek netilps. Kai kurie jau atmesti, iksiukais pažymėti, per storį matyti. Arba su puviniu. Greičiausiai per storį. Reikia gal skambinti, nes čia toksai biški miksiuks. Nors apie miksą ir kalbėjo. Apie miksą ir kalbėjo. 5 metrių nedaug, tai va biškiek šūdinai gausis. Nors 5 metrių čia rungs praktiškai. Tik tiek, kad į Klaipėdą važiuojam. Svoris nedidelis realiai ant mašinas tetelp. Nu, žodžiu, tokia biški dilema yra. Reiks skambinti, klaus, kaip čia ką. Vakar buvau iki mašinas atliekęs, sako, reik padangas pasižiūrėti. Ne kiek padangas, o pradžiai leido orą man. Čia papačia viens iš tų, vat. Tik tais tam balionui, tam vagalė. Greita jungtis. Tai buvau pasiėmęs greitą jungtį iš įmonės vienos. Vežiojau, sakau, reiks pasikeisti. Užsidedu, blemba vis tiek leid. Nu tai tada išsisukau tą patį štucerį iš oro balioną. Žiūriu, gumelės tokias jau biški pasidrožusias, nuvariau. Gumelės pakeičiau, uždedu vis tiek tas pats. Nu blecha mucha galvoju, tai kame čia bėda. Nu tai biški giliau da. Padaužiau, įgrūdau tą greitą jungtį, nu dabar lygtais nebeleido orą. O tai būdavo sustoji, nu girdi pastoji, ta prasme, kad šnypštors kažkur tai sustoji, kokias 10 minučių ir jau žiūrėk, orą praktiškai trūks, tai jau negali iš vietos pavažiuoti, turi laukti, kol prisipumpuos. Paskui va tas rats leid orą, tai dasipučiau. Kažkada jau rodžiau, kai tik praeitam video rodžiau, kai reikėjo dasipūsti. Nu, tai per savaitę, vat, kiek čia man ten nuleido? Nuo 8,5 iki 7 atmosferų. Čia gal dar priklauso, kokiai padėtį, nes prieš tai greit nuleido, dabar negreit. Tai va čia yra. Radau ir vietą, kur leid. Nedidelis vinį gal kokias pasigavęs ar ką. Ir dar vieną padangikę leid. Vidurinė ašiai vidinė. Ta. Nu irgi nedaug, 7 atmosferai buvo, 8,5. Tai kaip ir nebėda. Kai jau važiuosim į bazę, reiks imt pasikeisti. Nu, to pačiu reiks ir anam, ir tam pasikeisti ventiliaus prailginimą patį. Esu dabar paėmęs lankščius, kur nenulauž. Jau reiks per laiką visus ir pasikeisti, nes anam bent jau ratai nulaužti yra.
ventiliaus prailginims, tai jeigu reiktų dapus, būtų bėdelė jau. Reiktų jau imti visą ratą į apačią. Nu, kol kas nereikia. Vantais nulaužta per pusę. Ir viso, dapus be šansų prieiti atsukt, pakeisti. Nu, gal kažkaip. Bet abejoju. Gerai, skambinam klientūrai. Klausom, ką čia daryti. Nu va, pasikrovėm, nelabai gražiai atrodo pakrauta, nes 4 skirtingi sortimentai, 3 ilgiai, 4 sortimentai. Tai biški ne kažką, pradžioje reikėjo ilgesnių surinkti, paskui besimest trumpesnių, tai ant viršaus, tai yra apačioje trumpesnį, viršų ilgesnį, tai taip labai negražiai atrodo. Na, bet neturėčiau pamesti, diržų kaip priklauso sudėta, tai reiks paskui pusiaukeliai kažkur tai, ne pusiaukeliai, degaliniai, vis tiek stos kažkur tai kovos pasimti, tai reikės pasitikrinti diržus ar neatsileidę, nes vis tiek susikratys čia važiuojant tai žvyrkeliais visais, tai kažkaip pasmuks gal. Ir įtempsam, jeigu jau reikės diržiukus. Tai va, pradžioj tikėjaus, kai į kitą įmonę visai reiks vežti, tai ten eina tik tais vien sortiments, viena ilgė, tik tais mediena. Vienos rūšės ir viena ilgė. Tai galvoju, čia jeranda bus, metam susimetame viskas. Pasirodo, ne. Yra biškiai kitokie dalykai. Į kitą įmonę tarptautinę, tai prisimesti į vienokią ilgį, į kitokią, į tokią ilgį, kur nelabai. Taip, čia mes link užvinčia spėjų lendam. Kaip ir sakiau pradžiai, kad į link užvinčia važiuojam, tai vat link užvinčia ir iš tikrųjų važiuojam. Tik tiek, kad mišką kampą tokį apvažiavom, pasikrovę. Tai va, tai jie ilgiai tokie biški neįprasti mums Lietuvai. Nes Lietuvoje yra vienokie standartai, o ten biški kitokie. Kaip pavyzdys, tara Lietuvai standartas yra 2,4 metrai ilgi, jaun su užlaida, mūsų liaudiškai vadinam užuolaida, 2,5 metrą kažkur tai. Yra 2,6 metrai ilgi tara, 2 metrė tara, nu tų ilgi yra visokie, bet standartas yra šiaip pagrindė 2,4 metrą. O ten 3,05. Toks neįpras. Tai va nervuoja, kai ten pasaka ilgi, tarkim bendras ilgis yra toks ir toks, ir tu nežinai, kiek atmesti tos užlaidas. Kiek tos užuolaidas atmesti, 10 cm, 15, nes kai kur yra reikalavimas 20 cm užlaida, beveik 20, kad tiktų ir tokiai medienai, ir tokiai. Ta prasme, kad galėtų išpjauti ir tokią, tai matuoji vėl ten pagal skirtingai, į kokią įmonę vežite. Ar tiek reikia numesti, ar tiek numesti. Tai vat ir tu žinok žmogau.
Nu, kas daug metų dirb tą reikalą, tai tie gal ir žino ten jau, kaip yra, kiek ten atmesti reikia. Aš kaip palyginus naujų aksesų tame reikale visam ir dažniausiai tik susiduri su tais standartais, tai va, kai yra nestandartinė situacija kokia biški, tada tokiu, ne tokio rūpestis, bet daug skambinėjimų tada prasideda. Nežinai, ten užvadinti rastais, ten tarą užvadinti tokį ilgį jau, ten toks ilgis ar toks, galiausiai pasako, kad nei toks, o toks. Nu, bet ką, nauja patirtis čia yra. Tai va, gerai, lekam į Klaipėdą. Nu va, važiuojam link Klaipėdas, per taip vadinamą LTSA vieną iš punktų. Nu, Klaipėda vienas ir tai yra tas toksai stacionarus punktas. Visi kiti mobilus yra Lietuvoje. Ir atskira juosta, kur sunkvežimiai turi važiuoti. Ir kartais būna, kad kiti nepaista, tiesiai nuvažiuoja ne tą juostą, o bendrąją eilę. Tai tada iškart būna pasivyti ir parsigabenti atgal. O čia, jeigu užsideg numeriuks tavo ant švieslentės, tokiu atveju reiškia, kad tu turi važiuoti į sakykime, garažą. Ant linijas jau ten konkrečiai pamatuoji aukščius, svorius, dokumentaciją, visą kitą, techninę būklę. Na va, mums neužsidegė, reiškia, važiuojam tiesiai. Važiuojam dabar jau į finišą. Nu, bandžiau šnekint per raciją, nešnek. Tai taip išeina, kad ne miškovežis. Lemva taip kaip apsnink, paskui sunkiai suprasti, kas do mediena yra. 4 metrė praktiškai beveik visą surinkti. Ne visą, šitai dar va, yra kažkiek 4 metras, bet čia žiūrėsim, jeigu ant galo nebent užsimesti. Nors man čia neleido iš to sandėliai kaip ir imti. Medieną sako, važiuok į kitą sandėlį, nu tai važiuosim. Ai, ten šakas gal kraun timberis, teisingai. Paskui sakė, lyg ir iš to sandėlio į Klaipėdą reiks vežioti. Malko įlanką. Tai bus matyti. Tipo mūsų įmonės prašė suvežioti. Tai 2 biržikės yra. Viena čia, viena ten. Dabar reiks čia išsisukus atbalas stumtis. Ai, ten medkirtai iš vis. Medžius jaun. Iš tolo taip atrodo, kaip blemba fiskars, kad sukinėja su šviesom. Tai, sakau, blemba užsirausiau, kaip pavyzdys, nu kur tu prasilenksi? Niekur. Medžiai aplinkui. O čia šakų kiek daug. Į vienų, į kitoj pusiai. Tai va, gerai. Einam suktis, stumtis ir kraunam. Nu jau pradėt nebepatikt. Čia buvo matyt krūva. 6 metrių. Saka, stambesnius atmesk. Gražesnius. Čia vieną atmesti ir yra. Plius šiam. Nu, kaip ir tink vežti, bet čia vien stambesnį. Sak, nuo 25, ta prasme. Jo, čia vien gražus. Tik ką čia man krautis. Nebent ten dar yra, reikia pasižiūrėti. Nes čia ten 5 metrai, ten dar kažkas tai. Reikia pasižvalgyti. Nes anam sandėliuke, kur pradžiai pravažiavom. Čia dar geras gal stumtis, blemba buvo. Iki paten stumtis, tai čia iš vis atstums. Gal be reikalo stumiaus, gal išvažiavims yra. Reiks paskui paklausti. Nes čia po tos gražesnis į kitą įmonę parduos. Saka, tos biški tokius prastesnius kraukės, nes ten vežant ten, kur dabar vešu, tenk ir prastesnį. Aišku, į kitą klasę visai nus perraša,
bet tenkin kainą ir vieną ir kitą pusę. O gražesnį rastai vis tiek į lentas visokias eis tiem, kas reikalauja aukštos klasės. Nu jo, gal čia tada dar bus. Čia tada biržikė yra. Blemo, kokias kalvas yra, einama čia. Taip, čia malka. Ten kažkas tai eit pasižvalgyti. Nu jo, čia priekį dar yra. Tai ten reiškia nėra ko imt. Čia plonraščiai 5 metrai. Čia 5 metrai dar nesurinkti. Va čia jaučiu 4 metrai. Reikia ir 4 metrių runga. Runga 6 metrių. Čiupt. 4, 16. Nu, užuolaida ta vadinama. Užlaida. 16 cm. Sakau, daugiau nei 10 cm. Daug kur deda. Nes maža ką. Ai, parašyta 4,1. A, tai liuks tada. Bet čia, blemba, blogai padariau. Galėjau čia atblai, jau čia išvažiuoti. Nesistumti. Spėjau, kad čia ratu gali išvažiuoti. Blemba, krūva kokia. Na ja. Tai ką čia atmetinėti, kad čia didžioji dalis geri yra. Plius nėra kur atmesti, jeigu aš iš anos pusės kraunos. Ai, nu 4 metrus gal kažkiek nukraus. Nes čia tai nieko nėra. Čia iki to rasta. Čia negali krauti. Ąžuolas trukdo. Na ja. Nu, svarbiausia išsiaiškinau. Jau buvau persigandęs, kad nebus ką vežti iš tos pusės. Nebūtų turbūt ir siuntę. Kažkur kamera turėtų būti jaučiant stulpą, stulpant medžią. Nu, dar į priekį pasižiūrėti. Kitą kartą gal bus aiškiau, kad, pavyzdžiui, užvažiuoti iš kitą galą gali, o ne iš to. Bet aš ten važiuodams į tą pusę kažkaip nemačiau jokio keliuką, kad paskui neprisigrybauti. Nes čia tokia irgi įkalnė. Nu, tik tiek, kad čia ne juodžemis, o žvyras. Bet vis tiek, na, gal ir įvažiuotum. Dabar tai tikrai važiuotum, o paskui neaišku, kaip pasnigs. Ne, normaliai, žvyriukas. Na, aišku, pušis yra, tai ant juodžemį ir neaugtų juk. Nu, aug, bet ta prasme, mėliau smėlynai patink pušim. Nelabai patink man vaikščio tokius atstumus. Vis laiką gaišti, bet reikia praseit pasižiūrėti, nes navigacija nerodo tų keliukų. Reiks jaučio operatoriaus klaus, nes čia gali prisivaikščioti. Tai va, čia tikrai nevažiuotum, arba čia, arba čia. Reiks paskui operatoriaus pasiklaus, kur čia geriau. Nu, iš tikrųjų tingiau ten beit, iki tos sankryžos paėjau, galvoju, blemba, ten toliai eit paskui. Grįžau, traktoriaus operatoriaus paklausiau, sak, ne, sak, atrodo, kelias yra, bet paskui saka, ten viskas. Sak, su lengvaja, saka, vos ein pravažiuoti, saka, tai jūs, sak, su savo viską ten nulaužytumėt, sakai, kažkai kiltumėt, toliau kažkoks skardis yra. Kelias labai nelygus. Sakau, gerai, kai paklausiau, nes, sakau, blemba, toks jausmas, sakau, kad čia bereikal atblastumų. Ne, sak, būtų, jeigu kelias normalus, sak, būtumėm jau pranešę, kad čia bereikala sukinėjatės. Tai va, sakai, pabaiga jau ein, viskas. Čia da, tą baig traukt biržikę, kur dabar trauk ir čia dabar va, kur kert. Čia ir bus viskas. Nu, yra tos medienos, čia ką vešit, negali sakyti. Tai va, gerai, reikia jungti šviesas ir stumtis atbalą. Nu ką, pasikrovėm, bandom judėti dabar iš to sandėlio. Kol pasikrovėm ir sutema visai. Oi. Jungam pavarą žemesnį ir manualą, o tai čia gali paskui ir sėsti visai. Timberis darbuojas,
vis dar. Kur čia tą šviesą įsijunkam biškį, kad matytus, kad nežiūrėtumėt vien į tamsą. Tai va, užsipildžiau beveik popieriukus, iki galo neužpildžiau, blemba, neatsimenu tiksliai, kaip minėjau, 2 sortimentų eina, 6 metrai ir 4 metrai. Bet tas 4 metrai, neatsimenu kaip tiksliai, ar lygiai 4 metrai, ar 4 metrai 10. Čia didelis skirtums yra. Na, aišku, ten, kai nuveš šitą įmonėj, padarys pagal save vis tiek. Iš 6 metrės, 4 metrės faktas, kad nedaro, bet atsimenu, čia suktame čia. Oi, ne. Kaip pavojinga sustoti. Gali ir sėsti taip. Čia reikia sukti. Nu. Blemba milimetrovkiam. Ten tarp medžių irgi milimetrovkiam. Nu, va. Nu gerai, bandom važiuoti. Reikia tikėtis, kad be nuotykio bus. Nu va, baigės ši dienelė. Išsivežiojome dieną, kur reikia. Ten su tais skirtingais sortimentais visai normaliai saja. Sukrovėm nuvažiavę prie uosto į taip vadinamą vagoną. Nežinau, nieks neskambina, reiškia vis gerai buvo. Nes ten 3 skirtingi sortimentai, 4 buvo. 3 skirtingi ilgiai ir 4 skirtingi sortimentai. Nu, sakau, neskambina, reiškia, kaip ir vis gerai turbūt. Da, aišku, gal ateitį paskambins, čia nežinosi. Vat, paskui anam sandėliai visai normaliai irgi ten gavos pasikrauti tų rastų. Kartais vat, geriau yra pasiklausti operatoriaus apie situaciją sandėlį arba kaip įvažiuoti, išvažiuoti, nei pačiam kažką tai bandytis. O tai gali labai greit prisižaisti. Blemba, eilinį kartą ūsai kutenuosi. Pasišiauš ir tiesiai nuosilend. Užsikūrėm debastą, nes, sakau, pečiaus blūdai. Dažniau neput šiltą orą, tai nesupras. Į plius pradėjo vandens pompą jau šnekėti. Paskutinį kartą, kai įvariau aptarnavimui mašiną į Volvo centrą, surašė trūkumus. Vienas iš trūkumų buvo vandens pompa, praleidinėja aušinimą skystį. Nu tai, aišku, nieks netvarkė. Ten grubiai pirmą kartą gal po poros beveik mėnesį dapyliau 5 litrus antifrizą. Paskui grubiai kas mėnesį reikėjo dapilti. O dabar jau pradėjo šnekėti. Jau garsą šiokią tokį leisti ir jau reikia dažniau dapilinėti antifrizą, tai jau reikia sakyti, kad jau nebegali tempti, viskas jau reikia keisti. Šią savaitę gal ne, nes šeštadienį kaip tik yra užplanuot aptarnavimus Volvo centre vėl. Nu tai va, reiks iškart po aptarnavimą, reiškia sekančiai savaitai derinti, kad keist, nes čia jau nebegerai. Jeigu jau pradėjo šnekėti, skleis garsus, tai jau ne kažką. Užkirs paskui, jeigu diržą kokį nutrauksi, da baisiau bus. Gali ir labai liūdniai baigtis tada. Vat, atvykom į Menčius, į miegojimo vietą. Permiegosim ir nuo ryto priduosim. Esam kaip tik dviese iš tos pačios įmonės.
viens po kitą užregistruoti. Čia dažnai rytais šiokių tokių konfliktų kyla tarp vairuotojų, nes kai kurie atvažiuoja iš vakarą ir būn užplanuoti tai pačiai dienai, kai atvažiavo, nors tą dieną nebespėjai priduoti medienos. O jeigu tu tą dieną nespėjai priduoti, tarkim, nori sekančią dieną priduoti, tai turi iš naujo registruotis. Nu, tie įsivaizduoju daugumą, kad atvažiavo, tai jau automatiškai kaip ir ne to, kad laiks persikel, bet kaip ir anų prioritecijų yra. Ane, ta prasme yra. Pagal prioritetą pirmį jau. Nes ane čia jau anksčiau atvažiavę yra. Nu, tai va turi eit aiškintis, kad čia yra negyva eilė, yra registracija. Jeigu patys arba vadyba nesugeba užsiplanuoti, susiplanuoti laiką, užsiregistruoti, nu tai čia jau anų bėdas yra. Na, aišku, tada pykčiai prasideda. Nu, bet, kaip sakant, nejaudin. Kažkas tai jeigu sugeb pasiplanuoti, atvažiuoti ant to laiką, nu tai reiškia ir tu gali sugebėti. Tai nėra ko čia ir pykt tada. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio karto.